Šiame video papasakosiu apie moterų labai pamėgtas Xelaraderm grožio injekcijas su gintaro rūgštimi. Tai kombinuotos hialurono ir gintaro rūgšties injekcijos, dar kitaip vadinamos redermalizacija, kurios yra leidžiamos negiliai į odą, siekiant pagerinti odos kokybę. Procedūra tinka, kai oda išsausėja, papilkėja, suglemba, esant smulkioms raukšlelėms, lengvai hiperpigmentacijai. Gali būti taikoma veidui, kaklui, iškirptės zonai ir rankoms. Standartinis kursas 3 procedūros kas 14 dienų, po to palaikomoji procedūra kas 6-9 mėnesius. Pirmieji pokyčiai odos drėgmė ir skaistumas dažnai matomi greitai, raukšlių ir odos stangrumo pokyčiai išryškėja per kelias savaitės po kurso užbaigimo. Šios injekcijos yra leidžiamos labai negiliai į odą, taip pat esant poreikiui gali būti naudojamas nuskausminamasis kremas. Tad procedūros metu dažniausiai yra juntamas tik nestiprus dilgčiojimas ir tempimas odoje. Dūrio vietoje susidaro papulės nedideli gumbeliai, kurie praeina po 1-3 parų. Atlikus procedūrų kursą oda įgauna daugiau drėgmės, tolygesnę tekstūrą, sumažėja raukšlė, šviesėja pigmentinės dėmės. Jeigu tave domina ši procedūra, paslaugos nuorodą rasi komentaruose.